rytą važiavau iš savo ūkio į Vilnių, o bevažiuojant kyla dažnai visokių minčių. Ir aš galvojau, kad pas mane sodyboje susikaupė nemažai geležies. Armatūros likučiai, taip pat turiu daug radinių iš žemės, iš daržinės, kai aš ten kraušiau viską. Ir pagalvojau, kad aš ją galiu panaudoti. Labai įdomu tokį sprendimą sugalvojau, bet tam man reikės suvirinimo aparato. Kadangi važiavau pro Kramo, tai dabar užsuksiu į Kramo ir išsinuomosiu suvirinimo aparatą. Nes kam turėti visus įrankius, jeigu juos galima išsinuomoti ir tai patogu ir greita. Labas rytas. Labas rytas, Vytarai. Važiavau pro šalį pakeliui, važiuodamas, aš visada prisigalvoju visokių dalykų ir pagalvojau, kad man reiktų labai suvirinimo aparatą išsinuomoti. Kadangi važiavau pro jūs, o pas jūs visada visko yra ir didelis pasirinkimas, tai... Turim tai visko, nuo suktuko iki 12 volų. Volo tai aš su per maža mašina atvažiavau šiandien, gal neimsiu. Per maža, ne? Tai sekančiam kartui. Kitam kartui. Dabar, Vytarai, sakyk, vienfazio ar trifazio tau? Ar su viela? Vienfazio gal. Vienfazio, ne? Aš tokį noriu ten... O ką virinsi? Armatūrą ir senas geležis. Tai kaip suprantu, tau ir suvirinimo aparato, ir skidelio, ir turbūt dar elektrodų reikės. Visko reikia, ypač skidelio, nes anąkart virinau, tai prisigaudžiau zuikučių, tai po to 3 dienas nieko nemačiau. Tai žiūrėk, mes tau duosim tada automatiškai tamsėjantį, tai aš viską išrašau, atsiunčiu tavo elektroninį pasirašyti, o tu dabar gali su automobiliu už manęs prie sandėlio privažiuoti ir vaikinukai viską tau paduos. Tai ačiū labai, pas jūs kaip visada visko daug ir greitai. Kaip visada, visą. Labas rytas. Labas rytas. Čia mane atsiuntė su užsakymu. Malonu matyti. Sveiki. Prašom. Oi. Suvirinimo aparatas ir savaime užsitamsintis skidelis. Šitas čia technikos stebuklas. Tiesiog užsidedat ir jisai automatiškai patamsėja pradedant virinti. Aš labai seniai virinau ir mokėsiu viską čia. Iš tikrųjų nėra sudėtinga. Kišasi į rozetę, įsijungia ir čia atsisuka ir įsistato elektrodas ir užsiveržia tiesiog. Sėkmės darbuose. Ačiū ir atsiųsiu vaizdą. Malonu, viso geriausio. Štai koks, galvojau, kad čia man netilps į automobilio, čia pasirodo viskas paprasta, kompaktiška ir valdymas irgi atrodo visiškai nesudėtingas. Tad manau, 1 ar 2 elektrodus sugadinsiu, be prisimindamas, kaip reikia virinti, o po to viskas eisis kaip iš pypkės, nes dūmų tikrai bus. Netrukus Vytaro fermoje. Kadangi tai yra 2 berniukai, jie neturi jokios ožkytės, tai jie kiek jėgos turi. Įdomus tas suvirintojo darbas. Paėmė, atrodo, 2 nesusietus dalykus ir padarai iš jų vieną amžiams. Kai tu esi sodyboje, tu išbandai daugybę profesijų. Ir šiandien aš būsiu skulptorius. Pagalvojau, kad aš iš tų gelžgalių galiu suvirinti kažkokią tai skulptūrinę kompoziciją. Aš jau pavadinimą net jei turiu, aš ją pavadinsiu skulptūra užeivys. Tai čia apie save kažkuria prasme. Kaip postamentą panaudosiu štai šį seną kelmą. Čia kažkada išvirto pušis per vėtrą, jinai buvo nupjauta ir man atrodo, kad jeigu aš ją pastatysiu stačiai, jinai bus puikus postamentas, į kurį galima įkomponuoti tą geležinį viršų. Štai. Dabar išgręžiau 4 skyles, įsodinsiu tą armatūrą ir čia bus mano skulptūros pagrindas, liemuo. Visiškai viskas tvirtai laikosi ir ant šio liemens mes dabar lipdysime kitas kūno dalis. Pirmiausia, turbūt reikia sukurti liemenį su krūtine. Štai, žiūrim į kelią, pasitinkam visus.
Įdomus tas suvirintojo darbas. Paėmė, atrodo, du nesusietus dalykus ir padarai iš jų vieną amžiams. Na štai, mano meninė kompozicija iš esmės jau kaip ir baigta. Taigi dedu sprandą ir kaklą, kurį čia privirinau. Dabar uždėsiu galvą. Galvos paaiškinimai čia turbūt nieko daug aiškinti nereikia. Čia yra ūsai, čia nosis iš plaktuko, čia kepurės snapelis, čia kepurė, o čia labai plaukai tokie garbaniuoti. Ir dvi akis įsistebeilėjusios į kažką. Ir galva dar gali būti sukinėjama. Apskritimas veido padarytas iš Antro pasaulinio karo laikų artilerinio sviedinio. Jis yra bronzinis, o tie du dalgiai į šonus, tai jie simbolizuoja ne bet ką, o tokį ryžtą veržtis į priekį, nes jie man primena sparnuotųjų Lietuvos husarų tokį įvaizdį, kai būdavo tos plunksnos ant nugaros ir kai jie sparčiai jodavo į mūšį, tai ten net šniokždavo tos plunksnos, keldavo tokį švilpesį. Tai ir čia toks yra ryžto pavyzdys, kad užeivys atsikrausto ir yra pasiryžęs viską pasiekti. Ir be abejo, užeiviui reikia tvirto stuburo. Štai čia bus tvirtas stuburas, pjūklas, dvirankis, kurį aš čia radau. Be abejo, užeivio širdis ir raktas ją atrakinti. Tiesiog čia viskas tuo ir pasakyta. Tai reiškia, kad širdis atvira visiems ir visada. Turiu motorolerį, važinėjau su juo, tai čia te būna motorolerio simbolis, tokios rankenos. Štai toks yra monumentas, skulptūra vardu Užeivys. Galbūt aš jį dar papildysiu laikui bėgant, nes gali atsirasti naujų sąlygų, naujų papildomų dalykų. Monumentas ant postamento, autorinis darbas vardu Užeivys.